Labas visiems, čia Valdas iš Eva Games ir vėl gruodžio mėnesis, vėl artėja šventės, kalėdų metas ir, kaip mes vadinam, surinktukai kompiuteriai grįžta atgal į lenktynių trasą. Tik šiais metais pastebėjau skirtingai nei visais kitais, mes čia turėjome ir tų vadinamų vaizdo plokščių, kabutėse shortages ir kainų kilimus ir visa kita, bet kainos kaip ir nukrito, bet vis tiek viskas tapo labai brangu. Jeigu prieš 3 metus galėdavai įsigyti stalinį kompiuterį, sakykime, iki 1000 eurų, kuris galėtų daugiau mažiau vieną kitą žaidimą pasileisti, galbūt mažesniais nustatymais, dabar jau tai tapo nebeįmanoma, dabar jau viskas yra virš 1000 eurų. Ir šį kartą mūsų, nežinau, ar pavadinti pažiba, galbūt labiau iššūkis yra kompiuteris iki 1100 eurų plus mokesčiai. Tai čia matematika pasukus būtų 1330 eurų. Ir kaip mums tai pavyko, tai papasakosiu. Ir kas tai per kompiuteris? Tikriausiai galite jau atspėti, kad tai yra AMD platforma ir kodėl AMD platforma šiai akimirkai, dabar yra gruodžio 12, sakykime, šiai akimirkai dar nėra galimybės įsigyti Intel 200 platformos staliniam kompiuteriam, o žmogui siūlyti Intel 13 tūkstantinį arba 14 tūkstantinį, kuris pastaruoju metu, ypač i7, i9 platforma, turėjo labai didelių problemų ir jų vis dar turi. Ir pats Intelis neneigia, kad jų turės. Tai Intel šiai akimirkai siūlyti, tai tas pats, kas prašyti savo draugo tapti priešu. Todėl aš to tikrai neketinu daryti ir AMD platforma bent jau keliaus tol, kol atsiras 200 Intel procesoriai ir kaip mačiau, jau jie yra ne už kalnų. Bet mums reikia kompiuterio dabar. Ir biudžetas, žinot, pasirinkimas vėlgi, AMD platformai vis dar egzistuoja dvigubas pasirinkimas. Galite keliauti į senesnę platformą, AM4, kuriai patobulinimo jau nebeturėsite ir sutaupyti apie 100 eurų, tai įsivaizduokit nuo tos sumos nubraukti kokį 100, arba galite likti prie AM5, kuriai dar porą metų į priekį galėsite pasitobulinti procesorių, kaip pavyzdys 7000, 8000, kurios prašyčiau aplenkti, ir 9000 procesoriai šiai platformai prieinami. Ir nebijoju, kad 10 000 procesoriai tikėtina, jeigu AMD nepakeis pavadinimo, vis dar bus prieinami. Tai tas 100 eurų yra toks jūsų pasirinkimas tarp pigiau, bet veikia, ir brangiau su nedidelė investicija. Greičio prasme galite įsigyti tiek tos platformos už panašią, sakykime, panašiom elektros sąnaudom, labai panašius procesorius su panašiu našumu. Tai mūsų pasirinkimas buvo AM5, mikroschemų lustas, pats pagrindinės plokštės, pati bazė, nekeliavom kažkur labai aukštai, nes AMD, sakykime, 670 mikroschemų lustai yra nerealiai brangus ir šitoje vietoje jūs daug kažko neišlošite. Mūsų atveju tai buvo Gigabyte Gaming. Tai gaming kažkas tarp pigų ir Aorus labai brangu. Tas viduriukas, kur gaunate šiek tiek visko. Šiek tiek geresnių mikroschemų, šiek tiek daugiau jungčių, šiek tiek pastiprintų ramo jungčių ir panašių dalykų. Tai vat būtent 650 gaming ir vėl 650, ne 650E, nes E prideda labai papildomai daug, sakykime, išlaidų. Apie 50 eurų sumokate už E raidelę, kurios vargu ar jums reikės. Ir mūsų atveju ši plokštė suteikia 3 SSD jungtis, tai įsivaizduokim, po 4 terabaitus, tai būtų netoli 12 terabaitų SSD, iš kurių 2 yra PC Express 4, viena PC Express 5. Tai kas liečia jūsų talpyklą, tai čia net nėra ką ginčytis, idealu. Taip pat gaunate vieną kitą PC Express normalią plokštę, sakyčiau, išdėstymas puikus, RGB galimybė prisijungti yra, aušintuvo, vandens aušinimo jungčių yra daug ir kaina plokštės tikrai nesikandžioja. Į šią plokštę dėjom 7600
X Ryzen 5 procesorių. Kodėl ne 9000? Dėl to, kad 9000 šiuo metu dar nėra labai daug ir jie yra nerealiai brangus. Kodėl ne 7600, ne X versija? Na, X versija turi šiek tiek didesnį biudžetą jūsų turbinimui, kurį galite padaryti su Ryzen Master programėlė pakankamai lengvai. Plus ta kaina, kurią pavyko mums įrasti, buvo tokia adekvati, kad neapsimokėjo tiesiog 7600, ne X versijos ieškoti. Turėkite omeny, kad X versija neturi aušintuvo ir teks su to taikytis patiems. Kadangi turim pagrindinę bazę surinktą, viską turėjome kažkur patalpinti. Ir vėlgi biudžetas, kadangi šiek tiek spaudžia, turint omeny išaugusias kainas, visa aplinka buvo Deepcool gamintoja. Taip, galbūt norėtųsi Fractal Design, bet Fractal Design vien korpusas kainuoja tiek, kiek mes sumokėjom už korpusą, maitinimą, bloką ir galbūt aušintuvą. Tai galbūt norėtųsi Fractal Design, galbūt norėtųsi Cooler Master, nors Cooler Master aš jau pradedu abejoti kokybę. Tai teko keliauti prie Deepcool, kuris nėra blogas, mūsų korpusas yra CH510. Neblogas metalas, neblogas išdėstymas, daug vietos tiek diskam, tiek visam kitiem jūsų dalykam. Plus turi gauna tokį keistą dalykėlį, kuris nežinau ar matosi. Ausiniam pasikabinti laikiklį, kas man atrodo labai miela, nežinau ar tai yra praktiška, bet nežinau, man faina, ausinės tiesiog pasikabinti pakabą ausiniam. Maitinimo blokas būtent yra Deepcool 850+, Gold sertifikavimo, tai reiškia, efektyvumo jame turėtų būti bent jau popieriuje labai daug. Ko pasigėdau pačiam maitinimo blokė, kad jame nėra naujoviškos PCI Express jungties maitinimo, kurią naudoja GeForce 4710 ir vėlesnės versijos. Tai čia mano nuomonė būtų toks senamadiškumas. Aišku, kiekvienas GeForce'as prideda savo perėjimus, tai, na, ta dalis man nepatiko, bet maitinimo blokas 850 W ir Gold sertifikavimas tai yra daugiau negu reikia visai šitai sistemai. Vandens aušinimas 360 mm, tai yra Deepcool LE720. Vėl, jisai RGB, standartinės jungtis. Pats blokas nepasižymi kažkuo labai, sakykime, vaizdelių savo iš YouTube neįdėsite, bet spalvas reguliuoti galite su standartiniam sisteminės plokštės valdymo programom, kas yra labai šaunu. Ir kadangi korpusas turėjo tik vieną 120 mm aušintuvą, kurio tikrai mums būtų neužtekę, teko papildomai įsigyti Deepcool CP120+ komplektą, tai jame yra 320 aušintuvai, kurios būtent matote čia ir viršuje. Tokiu būdu susidaro toks švelnus apšvietimo elementas, kurį galite per Gigabyte Control Center programą pakeisti, kaip jums patinka. Norite vieną spalvą, norite perinamas spalvas, norite atskirus komponentus, jau lab, kad šitie ir šitie yra sujungti į atskirus headerius, net nežinau kaip čia lietuviškai pavadinti. Tai aplinka Deepcool tikrai, manau, atrodo šauniai, ypač ta balta spalva su juodu, toks, na, kaip aš vadinu, žvaigždžių karų Stormtrooperio dizainas. Dabar ką dar papildomai įdėjom, kur teko šiek tiek nupjauti, pataupyti, o kai kur išlošti. Tai SSD yra 2 terabaitai. 2 terabaitai tai yra daug PCI Express 4 generacijos, tai greitis irgi yra pakenčiamas, apie 5 GB per sekundę, kuo yra daugiau negu reikia jūsų žaidimam, bet tai yra Western Digital Blue. Ne Samsung Pro, ne Western Digital Black, o Western Digital Blue. Tai leido sutaupyti apie 30-40 eurų nuo bendro biudžeto, bet tas greitis, kurį suteikia Blue, yra daugiau nei reikia jūsų kompiuteriniam žaidimam. Ir šitas kompiuteris būtent ir bus žaidimam, ne grafiniam aplikacijom. Ir šitoje vietoje, manau, yra vieta, kur galima sutaupyti arba, sakykime, nupjauti nuo tas kainas ir šiek tiek išlošti. Atmintis yra 32 GB, Kingstonas 5600 MHz, 2 po 16, tas vadinamas
kit, kur po vienu serijiniu numeriu atkeliauja. Kodėl 32 GB, jūs galbūt sakytume, taigi žaidimą užtenka 16. Na, aš galėčiau ginčytis, kad 16 tikrai neužtenka, nes pačiam žaidimui 16 gal ir užtektų, bet turėkite omeny, kad tai yra kompiuteris, o ne Xbox'as. Jūs žaidžiate žaidimą, kuriam galbūt reikia 6, 8 ar 10 GB atminties ir nepamirškite, kad žaisdami žaidimą įprastai neuždarote savo Chrome naršyklės, kuri dar valgo apie 2 GB. Nepamirškite, kad Windows aplikacijų parduotuvėje būna įjungta, galbūt visokie RGB sinchronizacijos elementai, chatai, Skype ir panašiai. Ir tas 16 GB tampa labai ankšta. Gal tai pritariu, 32 yra per daug, bet 16 yra per mažai. O 24, na kaip ir ta kombinacija, kurios jūs nenorėtumėte turėti savo kompiuteryje. Tai 32, manyčiau, čia yra su nedideliu rezervu į priekį. Ir pabaigai, kas, sakyčiau, buvo labai sunku apsispręsti, tai vaizdo plokštė. Čia yra GeForce 4060, ne tai. Paklaida tarp jų nėra didelė, tarp tai ir ne tai. Kainos atžvilgių paklaida netoli 100 eurų gali siekti. Tai kadangi biudžeto lubas rėmėmės, tai teko keliauti ne su tai versija, bet nepasakyčiau, kad tai yra kažkas, ko verta būtų nusivilti. Kaip pavyzdys, Cyberpunk žaidime HD rezoliucija su Ray Tracing Low, tai buvo apie 93 kadrai per sekundę, kas mano nuomonė yra labai neblogai ir žaisti tikrai net netrukdo malonu. O pakėlus kartelę Ray Tracing iki Medium, mes turėjome apie 70 kadrų per sekundę, kas vėl yra labai šaunu ir užtenka to žaidimui. Ir tai yra ganėtinai reikalaujantis ir sudėtingas žaidimas. Aš labai abejoju, ar šitų kompiuterių bus žaidžiama kažkas, kas turi labai sunkius Ray Tracing elementus ar šešėlius ir panašiai. Čia tikėtina galbūt labiau sporto žaidimo aplinka, Fortnite, CSGO ir panašiai, kur mes tikėsimės apie 300-350 kadrų per sekundę ir to pilnai užteks. Bet, kadangi mes investavome platformą, kurios užteks ateinantiem 4, galbūt 5 metam, vaizdo plokštę išimti ir įsidėti naujesnę po poros metų, tai va taip va. Tai taip atrodo mūsų surinktukas, 1330 eurų, kai kur pataupyta, kai kur išlošta ir aš visai didžiuojuosi šitų variantų. Galbūt būtų įdomu pamatyti, ar įmanoma vis dar surinkti kompiuterį iki 1000 eurų, kuo labai abejoju, bet čia užduotis ateities kartoms. O šiam kartui tiek. Galit pasižiūrėti, kaip atrodė surinkimas ir kaip man teko pasikankinti su vandens aušinimu. Ir iki kito karto, ate.